Sveiki dar kartą. Pristatau Akai GX F95 kaip profilaktiką, kaip pakeisti idlerį, sutepti. Čia yra antra dalis, kas nematėt, pasižiūrėkit dar pirmą dalį ten kaip pradžiau, o čia dabar antra dalis, kaip pakeisti idlerį. Tai va, ką mes čia turim. Tai va, aš čia jau atsisukau, 4 varžteliai, va čia yra 4 varžteliai, va čia išsukat juos, šitą ištraukiat, nuėmat, va, čia yra motoras tiesioginis, ir va, ir čia yra valas tas vadinamas, ir čia tokia va skarda yra, aš jau ją atlenkiu, jinai buvo čia užlenkta, o taip, aš jau čia biškį užlenkta, atsargiai ją atlenki tą skardą, nes jinai labai lengva lūžta, reikės dar ją užlenkti, čia jinai nežinau kam reikalinga, greičiausiai iš magnetinius laukus, nežinau. Tai va, šitą skardą atlenkiat, tada ištraukiam valą į viršų, va, pagrindinį, tai va, ir yra čia 3 varžtai va viduj, 1, 2, 3 varžtai, 3 varžtai, juos atsukam. Čia tokia kai dėžutė yra padaryta, tai va. Išsukam, keliam į viršų ir lengviai nusiėmą, va, matot, nusiėmė dėžutę, dedam į šalį. Ir kas čia? Čia dar yra 3 varžtai, va, čia 1 varžtas, va, ir čia 2, tokie trinkantai. Mes juos atsukam. Iš patėliau, kas čia tau nesisuka vėl. Nepataikau galvutės dydžio. Kas čia yra, nes yra, mano galvutės pasibaigė. Čia aš jau čia sukėsiu esu. Tik tai daryk, kad iš šitą kilnės, taip. Vienas varžtelis. Antras, trečias dabar. Na kągi. Ir dar čia yra toj vietoj, va čia. Va čia yra spiroklė kabinasi tokia, va čia. Iš čia, iš tos pusės. Reikia atkabinti va šitą spiroklę ir tada nukelti šitą visą. Ten biškį prilaiko tie valai dar. Nu, tu, va. Matot. Man pavyko nukelti. Varžtus, aišku, užmėčiau kaip visada. Gerai. Čia vienas yra varžtas, randuočiai, kur dar, daugiau nėra, tai kur dar vienas varžtas, ei, au, ei, mekeke, ai va šitai radau trečią varžtą. Tai va, ką mes čia turim? Tai va, viskas va, labai paprasta, čia yra va idleris čia yra, čia sukomosios dalys, motoras tiesiai suka idlerį. Ir dabar mums reikia tą idlerį nuimti. Ir tą idlerį nuimti. Dabar bandau įsivaizduoti, kas čia dabar, kaip čia jį daryti, kaip čia jis atsisega kur. Nebeprisimenu, reikia dabar susikoncentruoti ir įsivaizduoti, kaip jis čia galėtų nusimti. Matau, ko gero, visas šitas. Pribambasas va šitas va. Jisai pažiūrėkim, kilnojasi ir reikia nuimti. Ne, šitas visas kilnojas neprikol. Nepriildirė. Ho, čia reikia sutepti. Taip, kaip idlerį nuimti. Nu, pizdėts. Šitai. Va. Šitas va, fiksatorius yra va čia ant šito. Ir mums reikia tą fiksatorių nuimti. Aš kaip visada tą fiksatorių pasitepu su tepalu, kad jisai nenulėktų, nes man visada jie tik pameta šius.
Aš jį ištepsiu ir tada jisai, su tepalu ištepiam. Ir jisai nepabėgs tada mums, bus prilipęs. Bus lengviau mūsų juos tvarkyti. Tai va. Sivalom. Taip. Ir dabar bandysim nuimti. Kur tas mano kabliukas? Tokį turi medicininį. Ir bandysim dabar nusekti šitą daiktą. Jeigu mums pavyks su šituo daiktu, bet... O kol kas nepavyksta, biškį per storas pasirodo man tas daiktas. Neusikabina. Gal gerai bus? Kažkur. Va, prilipo prie pirštą, matot. O jeigu ne tepalas, aš būčiau jį kažkur praradęs, žinokit. Dabar įsipirkyvo man prie pirštą. Taip. Dabar bandysim, dar čia yra spiroklikė laiko matau, bet tai čia ją reikės nusimaunam. Va, išėmam idlerį, atsikabinom spiroklytę lengviai. Va, atsikabinom. Lengviai čia praktiškai nusiėmam. Tas spiroklytį turėtų nepaimti ir va, idleriukas, matot. Dabar idleriukas va tai pusėje yra. Bandysime jį su savo kabliuku numėti. Jau matos, kai jisai labai čia užkirmėjęs. Ne tai, kad užkirmėjęs, bet uždžiūvęs. Oi, trūko iš karto jisai. Va, labai kietas, tiesiog plastikas jau, tiesiog plastikas jau. Tai va, ką mes čia turim. Čia aišku, kaip visada yra biškiai tokia sankabėlė įdėta. Mes čia nieką netepkim. Šito daikto mes netepkim. Kaip visada aš nemėgstu, nerekomenduoju tepti. Taip, ieškom idlerį dabar. Mes tai turėsim tokį ar neturėsim. Greičiausiai turėsim. Žiūrėsim, koks čia jisai didumą tiks. Nes čia originalaus aš kaip jį neturiu, bet originalo aišku jau nebėra. Tai mes galim jį pritaikyti kažkaip tai. Manau, kad tiks. Gal šitos ne, bet pabandysim dar kitą uždėti nariaukas. Taip. Užlinto labai gerai. Biškį per siaurą šiek tiek, bet gal čia yra 2 mm, jau reikėjo 2,5 greičiausiai, bet manau, kad viskas bus gerai. Reikia pabandyti dar, bet nemanau, kad tas didesnis čia išeis. Bandau didesnį dar paimti. Uždėti, bet ką aš čia darysiu? Užsidėjo didesnis, bet ne, šitas jau per didelis. Metam žemę, šitas per didelis yra. Čia yra 17, taip, 17, reikia 15 reiškia. Gerai, kad randam dar tą idlerį. Turim prisimėjau. 15 diametro idleris yra. 15 mm. Jeigu skaičiuojam, tai yra čia vidurį reikia skaičiuoti. Vidurys, ne išorė, o vidurys. 15. Ir reikėtų 2,5 pločio. Pas mane 2 yra. Bet yra kaip yra, kaip sakant, truputėlį per siauras, bet manau, kad čia viskas gerai bus. Niekas čia didelių pretenzijų mums nereikš. Disbalansų nebus, gal čia didelių. Sakau, yra kaip yra. Yra kaip yra. Yra kaip yra. Idlerį pakeičiau. Važiuojam atgal. Tašį galim biškį patepti, ne? Ne, aišku, nepakenks. Tašykė čia gali patepti biškį. Nežinau, čia naudos kokios duos, bet patepkim, ne? Jeigu yra, tai patepkim.
Gerai. Įkabinti reikia spyruoklėlę. Va, įkabinau. Taip, įkabinau spyruoklę. Taip, idleriuką įdėjau. Dabar reikia čia tą patį slankinti mechanizmą. Čia va yra biški tokie. Reikia patepti. Blemba, gumų tik nepatepk. Kaip visada jau patepiau gumas. Čia jau pas manim. Su silikonais gumas tepo. Pažiūrės kaip suks, ne? Gerai, nuvaliau. Nu ką, liktai tą biškį teptelėjau, ne? Taip. Na, čia yra kažkokie jungtis. Galima ją truputėlį patepti. Šį čia irgi yra judantis dalis. Kažkiek tai, bet tai čia nemanau, kad jūs čia kažką tai ištilt gali. Taip. Tepimės gerai. Tepim. Jūros ežerai. Gerai. Dabar įgražint tą fiksatorių. Kur aš jį čia turėjau pasidėjęs? Ai, va, jisai yra. Šitą ant to pasiserijom pirštą. Prisidedam ir gražinam į vietą. Va, dabar į kreplikį suspausti. Ir į vietą. O va, užsegiam viskas. Idleriuks pakeis. Haha. Dabar reikėtų mums tas ašis pasitepti, va. Vadinamas, va šitas. Kur kasetę suka. Tai va, čia lengviai nusikit, užkiškit atsuktuvą, pasukit iš šono ir tas visas vadalyks nusimaus. Jau pamečiau. Čia pas mane nieko naujo. Radau. Nesugraibau, nu. Be šansų. Vakar nagus susikirpau, be šansų, negaliu paimti. Neįsivaizduoju, kaip reikia paimti. Negrindų kaip paimti. Va, pavyko paimti dabar. Pasidedu čia. Nu į kągi. Mes tą ašelę truputėlį patepsim, va. Čia labai nedaug, tai nesistengi daug uždėti, nes čia jisai irgi per daug negerai bus. Va, ant šitos ašelės uždėjom. Taip, dabar šitą pargražinsim atgal. Taip. Taip. Biškį dar nuimsis ir dar kartą uždėsiu. Spyruoklė pačioje yra ir čia dar pataikyti karpą tokį. Na, dėsim atgal dabar, jeigu sugraibysim. Nu, nesugraibau. Eik, tu peklon. Taip reikia. Ne, kaip. O, pavyko. Nu va. Sutepiau vieną ašelę, dabar ant kitos tos. Tepalai. Nenusivaliau. Užkišam, paverčiam. Nusiėm, dar čia šaibutės, dar čia yra gale. Jau aš ten anoj pusėje pamečiau šaibutę. Kaip sakant, čia stabdis laiko. Nusiėmam. Kažkur turėjau aš tų šaibučių, liktai iš turėčiau. Reikėtų pasižiūrėti biškį. Gražinu atgal. Lipu lauko, dar atsikidėsiu. Ko neužsidedi? Aha. Nu, davai.
Nu va. Uždėjau pagaliau. Šaibutį saugojom. O dešinės pusės tai pametė tą šaibą. Palauk, aš turim šaibučių, čia neturim. Turim šaibutę. Galim nuimti uždėtą šaibutę. Liktai turiu atsarginę. Kažkur pateriojau tą šaibutę, bet nu ką darysi. Sunku yra mums, sunku. Rankos dreb, žinai, nebe jaunystė yra. Tai va. Pamečiau kažkus. Taip. Yra. Dabar nuimsiu persikėlį. Tašą ir bandysim grąžinti spiruklį tą šaibutę. Bet nieka tokia kaip pametė, tai aišku, kaip ir aš. Kad šitą uždėsim atgal. Jeigu lys, aišku, jinai lenda. Tiko. Patiko. O. Uždėjom, gražinom tą šaibutę. Turėjau atsarginę, bet jeigu pametė, tai nieka tokį. Vienu žodžiu. Veiksi taip. Gerai, dabar idlerį pakeitėm, viskas. Daugiau čia nieko nėra. Įkišim vieną pusę, paskui diržą uždėsim skaičiuokliai. Ir bus viskas. Mechanizmas tai, tu savo. Koks paprastumo mechanizmas, tai miela malonu tokius remontuoti. Tikrai. Taip. Davai. Spiruoklį neužmirškime kišti. Vėl. Va. Veržlės jau čia kibrikį. Įsidėjo. Taip. Dabar varžtelius sugrąžinkim 3 štukės. Palak, mes maišyčiau. Teisingai, čia buvo didesni varžteliai, biški, netokie maži. 3 buvo. O tai kur tu jos padėjai, pasakyk tu man. Į vėl tu neberas. Taip. Vienas nuskrido. Radau. Čia mažyliai, čia va didysis. Jau tada. Va, vienas varžtas įsuktas, taip. Uždarykim šitus mano atsarginius. Nu, aš jau nebegerksiu daugiau. O blembačkiai. Čia viens yra net tikrai šitie buvo iš tų pačių. Pasirodo taip. Mažyčiai. Tokie mažyčiai varžteliai, kad nu ne, čia neprikoja, čia nesasuk. Bet reikia didesnį varžtą. Kur aš jas išmėčiau? Ką? Patėliau, reikia didesnių varžtų, nu. Tai kur aš jas padėjau? Jie sakė, nebegerk daugiau. Kur aš jas padėjau? Pamečiau varžtus. Blemba. Nu tik tai žinokit. Čia kažkas negerai šiandien. Gerai, kad turi atsarginį tų varžtų. Bandysim susirasti varžtą, tai reikia. Turėtų geras būti. Neaišku, jisai užteks ilgiai jau, bet užteks, man atrodo. Oho, nulėkė. Galva netikė. Taip. Pakartoti. Nedrebėk. O.
Gerai, paėmėm. Viskas, prisukau. Nesuprantu, kur pamečiau dvarstus. Kažkas negerai. Taip, idleriukai, viso. Dabar imam dėžutę šitą. Tas skardą į apačią tenai nuo manęs tolstančiai. Dedam atgal jie čia, va čia prisisuks. Tai varžteliai mažyčiai čia. Prisuksime ir tada žiūrėsime, kas čia bus. Taip. Nu viešpatie, viešpatie. Nelaiko man. Nu to atsuktuvo nesilaiko, kas čia bus dabar. Op. Taip. Kažkoks trums. Imam iš čia turiu. Va, viskas, prisukom tą dėžę. Taip, čia į šitą kišasi ašistą. Bet reikia biškį tą apvalyti dabar, čia žiūriu toksai jisai biškį apsinešęs su acetonu. Valau čia aš acetonu paėmęs, va. Apnašas čia tokias atsiradusias ant to būgno. Aišku, čia gal naudosiu jokios, bet kažkiek nuvalys gal. Ne, tiesiog nevala korozija. Kažkokia korozija, nenoriu valyti. Biškį ašį pavalysim su acetonu irgi. Tai va, nu ką. Biškį patepsim, irgi čia daug nereik lašą. Gal sakys kiti, kad nereik čia tepti, čia įvorė yra parinė, bet aš. Tepalas niekad nepakenkė. Kišam atgal. Čia diržų jokių nėra, tiesioginis yra motors. Matot. Kaip visada dar kartą ištraukiu, kuo geriau aš susisteptų. Ir dar kišu. Tenais, va, viso, įdėtas, dar ką čia padarysim mes čia, tą galiuką dar reikia patepti biškį, čia toks kaip guoliuks yra, tam gale reikėjo patepti, kad šis, nu tai va, patepiau taip, nu ir dabar kas, šitą reikės uždėti visą, šitą biškį galit su acetonu irgi pavalyti, va čia tas dulkes nuvalyti, taip. Ir dabar tą skardą reikia užlenkti. Tikėkime, kad nenulūš. Bet gal nulūš, žinokit. Taip, kaip čia mane prispaudus tenais biškį, tai bandyti taip laikyti ir lenkti po biškį. Nelūš bugera. Nelūš bugera. Kažkaip linksta ne toj vietai, kur reikėtų, bet ką daryti. Blemba, nu, kaip ją dabar ten pastumti. Kažkaip jinai užlinko ne tai vietai. O. O. Blemba, slankščiau irgi ne tai vietoje. Nu. Kas man pasakytų, kam jinai skirta, tai aš nežinau, žinokit.
Tai va. Eiktų šiek tiek. Kai ne tik aukštai tas skarda dabar. Gerai. Nu, tipo, va, užlenkėm tą skardą, dabar čia viskas sukos. Nu, ką, gražinam šitą elektrinę dalį. Taip, jinai į apačią, gerai, į šoną, o taip, dedasi į šoną, į dešinį šoną tie visi pribambasai. Dabar skarda trukdo, palauk. Tai ta skarda turi nusispausti, ohoho, vaikeliai. Taip. Ta skarda turi labai arti sėsti prie to motoro, va. Praktiškai vos nesiliesti. O dalykas bus daug man. Eiktų perklankai, dabar reikės ją užlenkti. Nelūš, atlenkiu atgal. Na, tai vietoj linko pasirodo. Tenka linkti toliau. Va. Matot, kur turiu linkti. Eiktų perklankai. Taip. Geras čia yra. Eiktų sam geras. Čia ta skarda yra priklijuota. Jinai liečias dabar į tą. O tur nesiliesti. Turėsim veiksmų mes čia biškį. Dabar jau čia nuo pusė liečias tenai. Jinai dar ir tą skardą kitoj pusė, žinokit. Ir jinai liečias. Ohoho. Taip. Jinai man čia atsiklijavo, tas skarda dabar. Vaikeliai. Turim reikalų mes tą skardą. Reiktų perklančiai, turbūt priklijuota. O taip ir jis tą skardą vargai visada. Kam jinai reikalinga? Taip, nežinau. Išmestumėm ir viskas ją. Reikia bandyti priklijuoti iš naujo. Jeigu pavyksta, aišku. O, yra klijų biškį. Bandom ištižinti čia jį dabar. Atitraukiam. Įdomu, kaip jis dabar čia bus. Kur ten kliūna pačioj? Aš dabar bandysiu priklijuoti, lauksiu dabar, kad prikibtų.
Ir daugiau bandysiu atraityti pagal tą aukštį, ką būtų čia, nes čia pačioj kliūn dar. Nu, palenksim, tai nieka tokia, svarbu, kad čia užsisuktų, nekliūtų. O čia tai jie. Tur nekliūtas kardas. Plonė. Tai va. Ai, taip, gerai. Taip. Vienu žodžiu, tas kartas aš daug. Jinai turbūt labai arti prie šito, bet nesilies, kad tas galėtų užsidėti ir nekliūtų į rotorių tą. Tai va. Vienu žodžiu, čia dabar reikės man laukti, kol uždžius, tai greit neuždžius, tai va, šitą grąžinat į vietą. Prisukat 4 varžtus ir idleris pakeistas. Viskas. Praktiškai. Iš priekio tenais dar yra anai pusėje. Uždėti reikia dirželį mažą, kad jisai suktų tą, kur skaičiuoja metrus, kiek kasetė praėjo. Ir praktiškai grotuvas paruoštas. Dar, tai va, čia tokias nesudėtinga. Tai čia buvo Laurūnas, tai va. Jeigu ką rašykit, mano elektroninis paštas a.laurūnas@gmail.com. Iki kitų kartų.